paslėpti virtuvę, vėlgi slepiam tą buitį, kurios nenorim niekam kitam rodyti. Kaip pavyko sugalvoti visų pirma tokį čia sprendimą ir tikrai pasufliruosiu, jeigu žiūrovai norės po to pasižiūrėti tokio dalyko savo namam, jie gali pasikalbėti su įmonė Lino baldai. Taip, Lino baldai mums čia padėjo. Iš tikrųjų viskas prasidėjo tai nuo klientės kaprizo, sakyčiau. Nes čia buvo labai sudėtingas mazgas, kur galima būtų kažką padaryti. Jinai norėjo paslėptos virtuvės ir kadangi didelis aukštis, negalime mes padaryti pilnai uždaromos, todėl buvo tikrai ilgai galvota. Tokio tipo sprendimas yra padarytas pirmą kartą Lietuvoje. Tai jis yra pusiau automatinis. Tai reiškia, kad mums padeda elektra išstumti, atidaryti ir uždaryti. Iš tikrųjų išgelbėjo Lino baldai, jie labai greitai ėmėsi šitą projektą ir labai greitai padarė. Visame bute yra jų gaminti baldai ir jie tai padarė praktiškai nuo projektavimo per nepilnus metus. Tai yra super greitis. O čia mes tą kavos zoną turim, kuri yra, kada mes norim tik tai tam tikros. Tai va, tai gal kavos?